Sveiki, noriu parodyti jums vieną iš projektų Nojalnar statybos, kuris mane nustebino iš tikrųjų savo dizainu. Žiūrėkit. Prezentacijoje rodė man šitą. Čia bus aplinkui va tokie va daugiabučiai. Ir vidury bus laivo formos restoranai, kavinės, taip toliau. Ir čia aplinkui bus ne baseinas, o akvariumas. Ir apačioje yra langai, per kuriuos matysis žuvis sėdint. Tai čia bus tikrai įspūdingas dalykas. Va. Bus va taip, kad įvažiuoji, namai stovi, įvažiuoji ten. Čia va tas va restoranas vidury, va čia aplinkui apartamentai, vandens parkas va bus. Vandens parkas, vienu žodžiu. Tai tikrai įdomus dalykas. Tai jeigu domina, parašykit savo telefono numerį. Arba man iš karto parašykit į WhatsAppą. O mano kontaktą rasite TikToko profilyje. Tas va Ocean Life vadinasi tas projektas. Ocean Life. Čia dar vienas kitas. Jeigu domina tokie va investiciniai projektai Kipre su mokėjimų atidėjimais, ten sumokate tam tikrą dalį, po to kas mėnesį galite mokėti, mokėjimo planai yra, tai atsiųskite savo telefono numerį arba tiesiog parašykite į WhatsAppą. Ir mes ten pateiksime visą informaciją ir galiausiai suvesime su kompanija. Jūs ten toliau jau derinsitės. Šita kompanija yra viena didžiausių. Visą va šitą va miestą pastatė 2-3 kompanijos. Ir šita yra didžiausia, daugiausiai objektų pastačiusi. Tai ten visokie kliedesiai apie bankrotus, tai yra nesąmonė. Kada kompanija pastatė pusę miesto, kaip jinai gali bankrutuoti, jeigu jau pusę pastatė ir sėkmingai, ir netgi galima nueiti ir pasižiūrėti, kaip atrodo ir kaip veikia ištisi kvartalai pastatyti tos kompanijos. Su visa infrastruktūra, kaip baseinai, pramogų parkai, kavinės, barai ir taip toliau. Jo. Kontaktuokime, jeigu domina. Iki.